Labadiena, malonūs klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasilionis. Ir šiandien mūsų laukia įdomus pokalbis, kadangi labai įdomi kompanija susirinko prie apskrito žinių radio stalo. Mes gyvenam tokiais laikais dabar, kai keičiasi politinė valdžia šalyje, iš dalies keičiasi, vieni lyderiai pasitraukia, kiti ateina vadovauti, tarnauti žmonėms į savo postus. Ir galbūt yra labai gera proga pamastyti apie tai, kokios yra svarbiausios lyderio savybės, kokia ta lyderystės esmė. Jo labiau, kad dabar Lietuvoje vyksta ir pasaulinė lyderystės konferencija. Tai dar viena aktualija, kuri mus taip pat skatina pakalbėti ir pamastyti apie tai, kas yra lyderystė. O šiandien mūsų laidoje dalyvauja kunigas Rytis Grukšnys, Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčios rektorius. Sveiki gyvi. Sveiki. Taip pat Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas, pasaulinės lyderystės konferencijos tarybos narys Artūras Rulinskas. Sveiki gyvi. Labas. Paulius Gebrauskas, kuris yra Šeimų universiteto vadovas, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos narys. Sveiki. Sveiki. Ir Jokūbas Laukaitis, 18-metis verslininkas. Sveiki gyvi. Labadiena. Taigi, gal pradėkim nuo aptarimo, kasgi yra ta lyderystė. Šiaip žodis toks lyg ir tarptautinis su lietuviška priesaga, gal tiesiog galima kalbėti apie vadovavimą, apie tai, koks turi būti vadovas, koks turi būti vadas. Tai gal yra suprantamiau lietuviškiau, nes tame jau yra ir vedimo šaknis, ar ne? Lyderis juk turi vesti, teisingai? Taip, žinoma, tai tikrai aš jau daugiau nei 10 metų domiuosi šitą lyderystės sritimi ir vedu mokymus ir dažnai kalbuosi su žmonėmis ir mes visada bandome atskirti, kas yra lyderis, kas yra vadovas, nes tikrai vadovo funkcijos apima ir vadybinės užduotis, kaip organizavimas, planavimas, kontroliavimas ir panašiai. O lyderis yra plačiaja prasme tas žmogus, kuris įkvėpia kitus didesnį viziją, kuris padeda kitiems peržengti savo susikurtas ribas, kuris skatina žmonės prisimti daugiau atsakomybės, atskleisti tai, kas geriausia juose. Iš tikrųjų, man patinka vienas apibrėžimas, kuris sako, lyderis tai tas, kuris padeda atskleisti kituose didingumą. Tai reiškia, nebando suteikti jam tą didingumą, bet bando atskleisti tą didingumą, kuris jau yra tame žmoguje. Tai mes dažnai kalbam apie tokius žmonės, apie tokių lyderių ugdymą, kai kalbame apie lyderystę, kai mokam lyderystės. Aišku, yra daug ir kitų apibrėžimų, kurie irgi yra taikomi ir praktikuojami ir aš tikiu, kad yra šeimose, ir organizacijose, ir bažnyčios bendruomenėse ar kitose srityse galim tikrai praktikuoti lyderystę. O štai, Artūrai, jūs esate tos pasaulinės lyderystės konferencijos tarybos narys. Šį savaitgalį Klaipėdoje ta konferencija vyksta, kitą savaitgalį vyks Vilniuje. Ar tai, ką pasakė kunigas Rytis, lyderystės esmė atskleisti kitose jų didingumą, ar tai yra ir taip suprantama ir visame pasaulyje, ir toje konferencijoje, kuri čia vyksta šiomis savaitėmis Lietuvoje, irgi būtent taip lyderystė suprantama ir tokia yra ugdoma lyderystė? Iš tiesų apie ją yra daug diskutuojama ir ką kunigas Rytis pasakė, aš tikrai visą širdim pritariu. Visgi tas vadovas ar lyderis jis yra tas žmogus, kuris eina priekyje ir paskui jį seka kiti žmonės. Būdas, kodėl seka, gali būti daug priežasčių. Galbūt seka todėl, kad daug pinigų turi. Bet iš tiesų mes kalbam dabar, daugiau mes kalbam ir kalbėsime apie tą lyderystę, kur sekėjai yra neperkami, o jie savanoriškai iš idėjos ir galbūt iš to, kaip jie jaučiasi, apie tokią lyderystę daugiau pakalbėsim. Tai ir šioje konferencijoje, ir praeituose, kiek yra buvę, ir knygų, kiek skaityti, aišku, daug autorių jie analizuoja tą ir vis atranda kažką tokio papildomo apie lyderystę. Tai... Bet ši konkreti konferencija yra viena idėja kilusi
bažnyčioje, taip, protestantų. Taip, čia kilusi evangeliškoje bažnyčioje Willow Creek, kurios vadovas yra Billas Hybelsas. Ir kodėl kilo jam ta idėja? Jis pats tai iš verslininkų šeimos. Ir augo tokioje šeimoje. Ir labai jam apmaudu būdavo, kai jis ateidavo į bažnyčią ir jis sakydavo, čia reikia tobulinti, čia reikia tobulinti, čia reikia tobulinti. Ir jam tiesiog širdį maudė ir jo gyvenime taip atsitiko, kad jisai pasirinko kelią dvasininko, pastoriaus kelią. Ir būtent jo noras buvo, kad žmonės pažintų Dievą ir tie žemiški dalykai nebūtų kliūtis. Ir iš to pradėjo bažnyčia, kuri priimtina žmonėms. Ir po to konferenciją jisai matė daugelį kitų bažnyčių ir norėjo padėti kitų bažnyčių vadovams. Taigi visiems atspirtis yra dvasinė, kad pirmiausia jisai norėjo padėti dvasininkams, kad jie geriau vadovautų. Bet po to jinai įsiplėtė ir į verslo, ir politikos pasaulį. Ir dabar šita konferencija yra tiesiog didelė, tokių daug lyderių įvairių susirinkimas ir jie dalinasi savo patirtim. Taip. Ir dar norėčiau papildyti, kad šito konferencija yra skirta visiems ir Billo Hybelso mintis yra lyderiauti, vadovauti ten, kur esi, ir šeimoje, ir darbo vietoje, ir jeigu net ir neturi vadovo ar pastoriaus pareigų, ar nesi įmonės vadovas, bet vis dėlto gali lyderiauti. Tai reiškia, gali prisimti daugiau atsakomybės ir Billas Hybelsas dažnai kalba apie tą tarnaujančią lyderystę. Tai reiškia, kad kiekvienas yra įpareigotas, ar krikščionis, ar Dievo ieškantis yra įpareigotas prisimti daugiau atsakomybės dėl kitų gerovės. Ir daryti viską organizacijoje, net ir jeigu ir nevadovaujam. Daryti viską taip, kad organizacija laimėtų, kad ji plėstųsi, kad ji augtų. Tai irgi Billas Hybelsas irgi turėjo tą viziją įkurti tokią bažnyčią, ir į kurią tikrai žmonės mielai ateitų, būtų svetingai priimami, kur kiekvienas atskleistų savo talentus. Ir ši konferencija kaip tik padeda atskleisti tai, kas geriausia kiekviename žmoguje. Viskas labai gerai. Pauliau, o jūs tai vis dėlto nesat susijęs su ta konkrečia konferencija, bet buvo kalbėta, kad lyderystė svarbi yra ir šeimoje, ne tik kur nors versle, ne tik politikoje, bet šeimoje taip pat yra svarbi. Ar jūs šeimų universitete, asociacijoje, ar jūs aptarinėjate šitą temą ir kiek tai yra svarbu šeimoje ugdyti lyderius? Aš norėčiau paantrinti kolegom, kad teko matyti praeitų metų ir už praeitų metų konferencijos įrašus ir iš tikrųjų labai rekomenduočiau kiekvienam. Tai konferencija plačiai visuomeniai. Kas labai klystama šiuo metu, kad vadovavimas yra tapatinamas su lyderystė, kas iš tikrųjų labai skiriasi. Lyderis gali būti kiekvienas, nepriklausomai kokioje organizacijoje, šeimoje ar belia kur kitur, nes paprastai lyderiai, kaip jau paminėjo kunigas Rytis pradžioje, padeda atsiskleisti asmenybei, ugdo tą asmenybę. Ir tai susijęs su tokiom daugiau darybiniais dalykais, ne su techniniais valdymo dalykais. Ir tokių dalykų nei vienam universitete nemoko, bent man kiek teko Lietuvoje studijuoti, nemačiau ne vienos organizacijos, bent mano laikais, kai studijavau, kad duotų tos darybinius, vertybinius dalykus, paprastai yra suteikiamos techninės žinios. O tikroji ta lyderystė tai kyla iš tokio daugiau filosofinio požiūrio ir manau tikroji lyderystė yra įgyjama šeimoje. Yra geriausia darybių mokykla, geriausia meilės mokykla, nes profesionalus tėvas, profesionali mama, kur iš tikrųjų deda pastangas gerai atlikti savo pareigas, jie yra tas pirmas pavyzdys lyderių, kokie yra tikri lyderiai. Ir nemažai iš verslininkų rato, aš pats esu verslininkas, keletą verslų sukūręs ir dalyvauju organizacijose. Net vieną iš kriterijų turi priimdami į darbą
tikrina, ar tas žmogus yra šeimos žmogus. Nes būti gerų tėvų ar gerų mama, tai reiškia turėti labai universalią specialybę. Tu turi būti specialistas įvairiose srityse. Tiek gydytojų, tiek gastronomijos, tiek planavimo laiko, ypač jeigu daugiau vaikų, tai iš tikrųjų tas ekonomistas turi būti. Ir visos kitos tos savybės. Tai todėl mes šeimų universitete būrėm šeimas ir būtent paėmė verslo modelį ir nagrinėjome tas realias gyvenimo situacijas. Ką verslo mokyklose vakaruose jau senai daro, ar Harvardo universitetas nagrinėja realias verslo situacijas, mes nagrinėjame realias šeimos situacijas. Ir būtent nagrinėdami ir kalbėdami ir diskutuodami, dalindamėsi tiek teigiamą, tiek neigiamą patirtim, mes augame kaip žmonės. Tai mes matome, kad ne mes vieni susidurėm su tom problemom. Ir svarbiausias dalykas yra rodyti gerą pavyzdį šeimoje, sutarti su sutuoktiniu, matyti vieną kryptim ir tai padedame augti tiek savo sutuoktiniui, augti kaip žmogui, augai pats ir auga tavo vaikai. Dėkui, Pauliau. Jokūbai, jūs 18 metų jau turite įmonių ar įmonę? Vadovaujate? Taip, pradėjau savo verslą dar būdamas 15 metų, tai yra mokyklai, ir šiuo metu užsiimu IT projektais. Bet tai iš kur toksai noras štai kurti verslą, imti, taip sakant, savo gyvenimą į rankas, nepriklausyti galbūt nuo tėvų, o ar tai vis dėlto iš šeimos toks impulsas atėjo? Tai aš labai sutinku su kitų pašnekovo mintimis apie lyderystę, kad iš esmės lyderis tikriausiai yra tas žmogus, kuris įkvepia kitus siekti galbūt savų tikslų, o ne tiesiog manipuliuoja jais, norėdamas savo kažkokios naudos. Tai vėlgi sutinku, kad kiekvienas galėtų būti lyderis. Kalbant apie konkrečiai mano veiklą, tai tikrai negalėčiau, tikriausiai labai sudėtinga pasakyti, iš kur tai tiksliai atėjo, nes aš kiek save prisimenu, tai dar būdamas mažas vaikas iš tiesų norėjau užsiimti verslu ir prekiaudavau kaziuko mugėse, ar kažkokius ten renginukus darydavau, ar kažką netgi mokyklėlėse ir darželiuose pardavinėdavau. Tik tiek, kad tuo metu, kai aš iš tiesų nusprendžiu imtis konkrečių veiksmų ir siekti savo tikslo, tai mano tėvai manęs visai nepalaikė, nepaisant to, kad jie abu irgi turėjo pakankamai nemažą kompaniją, 14 metų jie užsiminėjo. Todėl, kad aš prieš tai 8 metus užsiminėjau labai rimtai sportiniais šokiais ir Lietuvoje buvau 1-2 pora, visam pasauliu 14 iš 1000 žmonių. Tai va, ir kadangi jie abu baigė dailės akademiją, tai kas gavos, kad jie kaip tik mane labiau spaudė ties tą meninę veiklą, nes aš manau, kad jie, kadangi sudėtingas yra darbas, tiek tu grįžti namo ir tu kažkaip nori atsikvėpti ten žiūrėdamas tos įrašus. Jie tiek metų vežiojo tave į būrelį, jie norėjo, kad iš to kažkas ir būtų rezultatas. Tik tiek, kad man atrodo, čia irgi yra dažna tėvų klaida, kad logiška, kad tu labai labai myli savo vaikus ir tu nori jiems geresnės ateities. Tik kas gaunas, kad kai tu per daug pradėjai jaudintis dėl jų ateities, tu stengiasi jiem pakišti arba kartais net juos priversti eiti tą linkmę, kurią tu norėtum, kad jie eitų, nes tu žinai geriau. Buvo konfliktas? Iš tiesų tai taip, ir mes kurį laiką net negalėdom bendrauti, nes kai tik prasidėdavo kalba, iš karto prasidėdavo barniai. Bet tarsi aš galiu suprasti tėvus, kad jie įsivaizdavo, kad čia bus kaip, kad vaikai nori šuniuko, kai tu realiai nuperki tau tą šuniuką, tu porą kartų pavedžioji ir viskas, toliau jis lieka tėvam. Tai tiesiog jie sakė, kad kai tu atsidarysi kompaniją, po to uždaryti bus daug sudėtingiau, ir jeigu turėsim tą daryti mes, tai jiems tas labai nepatiko, bet galų gale, kai pradėjau rodyti konkretų rezultatą, tada viskas labai susitvarkė. Tai aš sakau, sunku pasakyti, ar čia atėjo iš šeimos, nes aš vis tiek įsivaizduoju, kad buvo tiesiog labai daug aplinkybių, kai kurių galbūt aš netgi negalėjau kontroliuoti, ir tiesiog viskas tas sudėjo į tai, kad pradėjau užsimti to, ko užsimu šiuo metu. Mes jau prakalbom šiek tiek apie lyderystę ir konfliktus. Tai yra turbūt neišvengiamas dalykas. Štai taip gražiai galima įsivaizduoti, lyderis atskleidžia didingumą kitų žmonių, bet praktikoje lyderis, vadovas turi vesti vis dėlto, turi tą savo turimą viziją kažkaip užkrėsti kitus ir kad jinai galų gale taptų kūnu, ta vizija. Ar tai susiję su konfliktais? Štai galbūt kaip Jokūbo šeimoje pavyzdys, per tam tikrą konfliktą ta lyderystė buvo įgyvendinta, ar tai mintis, idėja, vizija, ar tai yra visuotina, kad tikras lyderis susiduria su konfliktais vis tiek neišvengiamai? Gal aš norėčiau sakyti, mes kaip tik dar prieš laidą su pastoriumi Artūru irgi kalbėjom apie šitą dalyką, kad iš esmės, kai tu esi lyderis, logiška, kad tu niekada negali patikti visiems. Tai iš esmės reiškia, kad
kad ir koks tu geras būtum, ar kad ir kiek daug pasiekęs būtum, vis tiek bus kažkokia dalis žmonių, kurie tave tarsi mylės, jiem patiks tavo požiūris ir panašiai, ir bus kažkokia dalis žmonių, kurie, galbūt nesutiks su tavo skleidžiamomis tiesomis, ar ne visada galės palaikyti tavo nuomonę. Ir kas gaunas, kad kai tu užsimi tokių dalykų kaip lyderystė ir ypač pasieki didelį mastą, labai labai akivaizdu, kad vis tiek, kuo tu eisi toliau, tuo visada atsiranda kažkokia nauja kliūtis, ar tai vienas dalykas, ar tai kitas, ar su vienu susikivirčiai, kai jis tiesiog galbūt netaip supranta tavo mintį, ar įsižeidžia, ar panašių dalykų, nes iš esmės, kai yra bendruomenė žmonių, logiška, kad kažkada atsiranda kažkieno nepasitenkinimas, nes, tarsi niekada negali būti taip, kad visi žmonės yra absoliučiai vienodi ir visiems reikia tų pačių dalykų. Tai visuotina? Taip, žinoma, tie konfliktai, tikrai konfliktai ir bažnyčios bendruomenėse, ir įmonėse, ir valstybinėse įstaigose, tarp politikų visur yra neišvengiami. Nes lyderis gimsta tada, kai jis atranda tą viziją savyje, ką jis nori pakeisti pasaulyje, kaip jis nori prisidėti prie kitų gerovės ir kaip Bilas Hybelsas, pasaulinės lyderystės konferencijos įkūrėjas, pasakoja, kad ir jo širdyje gimė ta lyderio dvasia, pašaukimas, kai jis matė tą neteisingumą, kad bažnyčios yra uždaromas, kad kažką reikia daryti, kažkas yra negerai. Tai aš tikiu, kad kai gimsta tas lyderis mumise ar atsiskleidžia, tai mes tą viziją norim užkrėsti kitus, paliesti kitus, pritraukti. Bet žinoma, bus ne visi patenkinti ir kaip Jimas Collinsas, žinomas vadybos lyderystės ekspertas, sako, reikia žmonės susodinti į autobuso tinkamas vietas. Ir iš tikrųjų, jeigu mes kaip lyderiai daliname savo viziją, aplink mus būrėsi žmonės, kurie nori prisidėti prie tos vizijos kūrimo. Ir žinoma, tie žmonės, kurie nemato savo vietos tame autobuse, arba jie pasitraukia, arba, aišku, jie atleidžiami yra. Aišku, skaudus momentas, kaip ir visi konferencijų pranešėjai kalba apie tą skaudų momentą, kai reikia atleisti pačius geriausius žmonės, kai jie jau nebeturi to potencialo prisidėti prie tos vizijos, nebegali jau išvežti ir reikia po daugelio metų paleisti tuos bendraminčius, bendražygius. Tai irgi neišvengiama, bet natūraliai turi būti, jeigu nori tas autobusas važiuoti tikrai reikiamą kryptimi, tai reikia, kad jame būtų žmonės tinkamose vietose, tinkami žmonės. Ir tikrai yra daug tų autobusų kitose vietose, kur žmonės galėtų savo talentus išreikšti kitose vietose. Galbūt net aš paantrinčiau, kad su tai žmonėm, kur kartais tenka atsisveikinti, jie galbūt net ir dėkingi, jie patys nedrįsta to žingsnio padaryti, nes jie nepriklauso tai organizacijai, nesijaučia to dalim, nėra įkvėpti. Tai nieko blogo, nes jie, ko gero, geri žmonės ir ras tą savo pašaukimą kažkur tai kitoje vietoje. Versle galbūt tai yra suprantama iš tikrųjų, kad verslas konkurencingai iš principo aplinka, čia suprantama, bet štai šeimoje, ar čia tiktų lyderystės principai iš viso spręsti konfliktus šeimoje? Aš manyčiau, kad be abejo, ta prasme, kaip ir minėjau pradžioje, kad šeima tai yra pati geriausia dorybių mokykla, ar turėtų būti. Dėl to mes su šita vizija ir atėjome, mes įkvėpti šitos vizijos, kad reikia ugdytis visą gyvenimą. Nėra tokio tarpsnio, kad tu būtum vienam lygiai. Arba tu eini viršų, arba eini žemyn. Ir tas stengimasis kurti darnią šeimą turi būti nuolatos. Nėra taip, kad mes su žmona gyvenam jau virš 10 metų, ir atrodo ten tos pirmos krizės labai sunkios, bet ne, visas gyvenimas yra kova ir turi įdėti kažkokias tai pastangas. Dažnai yra daroma klaida, kad vestuvės ar santuoka, sukuriama yra kaip jau baigiamasis kažkoks tai projektas. Iš tikrųjų tai yra startas. Tai yra tik pati pradžia, ką tu norėsi ir kur tu sieksi eiti tolin. Turi įdėti daug darbo ir mes su žmona dirbame tą kryptimį ir kaip neretai mūsų pažįstami ir draugai sako, jūs turbūt ištraukėt laimingą bilietą, jums loterijai labai pasisekė, jūsų vaikai ramus,
kažkokia tai yra tvarka namie, atlieka vienokius ar kitokius darbus namuose. Sakom, ne, tai yra karštas darbas, turi dirbti pastoviai nuolatos, negali atsipalaiduoti. Bet nereikia suprasti, kad tai yra kažkokia diktatūra namuose ar kažkas tai tokio peržengimo. Ne, viskas yra su meilė. Meilės atmosferoje visą tai daroma. Ir kaip ir sakiau, visas tas dorybės reikia skiepinti kuo anksčiau. Tai jūs tokie idealistai dėl to, kad jūsų vaikai dar maži, štai paaugs, pradės savo firmas kurti. Tada pažiūrėsim, kaip jums bus lengva spręsti ir kokie bus ramus. Taip? Matot, Taip, Jokūbai. ką aš dar norėčiau irgi paminėti, kad man atrodo, galbūt mes galėtume kalbėti ne apie tai, kaip ugnį gesinti, bet kaip padaryti tai, kad jinai nekiltų. Tai yra ne kaip jau spręsti atsiradus konfliktą, nors tai irgi aišku yra labai aktualu, bet tarsi šis pasiaiškinti, kodėl jie kyla ir ką galima padaryti, kad jie nekiltų. Nes tarkim, kalbant vaikų temą, tai aš tikriausiai nesu labai įsigilinęs, nes aišku, neturiu savo šeimos ir neprisimenu, ką mačiau, kai man buvo 3-4 metai. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie vyresnius žmonės, kurie ypač yra labai dažna problema tokia, kad kai žmogus išeidamas iš mokyklos, jis sprendžia, kur studijuoti toliau, tarkime. Ir kai kurie, tarkim, vaikai aiškiai nelabai žino, ką norėtų eiti, kai kurie labai aiškiai žino, bet dažna problema būna tokia, kad tėvai įsivaizduoja, kad jie žino geriau. Ir kaip aš minėjau, čia man atrodo labai panašiai priežastis tiesiog ta, kad tu myli savo vaiką, tu nori jam geros ateities, kad jis ten nepradėtų bendrauti su ten, tarkime, blogį įtaką darančiais žmonėmis ar panašiai. Bet vėlgi tas žmogus yra perspaustas ir tarkim, jeigu aš noriu būti menininkas, bet mane tiesiog tėvai priverčia visom įmanomom priemonėm ten, aš nežinau, namų areštais, ar ten, kad neduos pinigų, ar daro viską, ką gali padaryti vien todėl, kad aš siekčiau tą jų svajonę, o ne savo. Tai man atrodo, čia yra tarsi pats blogiausias įmanomas dalykas, kokį tėvai gali padaryti savo vaikui, nes net jeigu aš uždirbsiu, tarkim, ne 2000 litų, o ten 7 ar ten 5000 litų, bet jausiuos nelaimingas. Tai tarsi kas čia yra per gyvenimas. Tai man atrodo, reiktų labiau vėlgi kalbėti, kad koks turi būti tėvų požiūris į patį vaiką, kad žinot, klausimas, ar tu gali jam nurodinėti, kaip dėlioti savo gyvenimą ir panašiai. Taip, bet koks tėvas, tarkim, ar motina, kaip ji turi vadovauti šeimai ir štai, tarkim, nekreipti savo vaiko kurią nors kryptim. Kunigrytį, gal jūs išspręsite tokią dilemą? Taip, tikrai mes čia dažnai ir per lyderystės mokymus kalbam apie šeimos santykius ir tikrai tie konfliktai kyla šeimose ir tarp sutuoktinių ir aš kaip kunigas apie tai girdžiu ir žmonės pasakoja apie tai, aš negaliu iš savo patirties pasakot, bet aš pastebiu, kad laimingos šeimos, išliekančios šeimos, jie stengiasi išvelgti kitame, kas yra gera, nesusikoncentruoja į kitos silpnybės. Sakykime, kai sutuoktiniai, apie kuriuos Paulius kalbėjo iš savo patirties, šeima auga, kai jie bando tam tikrą prasme gal užmerkti akis į tai, ką sutuoktinis blogai padaro, pasako, ar kokios jos silpnybės, bet stengiasi pagauti kitą, ką jis gerai padaro, ką jis gerai pasakė, ką jis gerai nuveikė, pagirt, padrasinti, įkvėpti, atskleisti tai, kas geriausia, talentus. Panašiai ir vaikų auklėjime, aš tikiu, kad tėvai galėtų labai padėti vaikams, jeigu jie gaudytų ir pastebėtų, ką vaikai gerai padaro, kur yra jų talentai, kur yra jų stipriosios savybės ir stengtis parodyti, nes iš šalies dažnai žmonės geriau mato mūsų talentus, sugebėjimus. Jeigu mes pamastom, kokius talentus mes patys turim, labai sunku atrasti, įvardinti, kokie talentai, kokios stipriosios savybės, kur mes galėtume būti sėkmingi gyvenime. Ir aš tikrai dažnai ir per pamokslus sakau, kad didžiausia dovana žmogui yra pasakyti, kur yra jo talentai. Tai va čia tėvų užduotis galėtų būti šitoje srityje. Ir tada tie konfliktai nekyla. Žodžiu, lyderis turi būti įžvalgus. Jeigu dabar iš karto jau visuotiniau žiūrėsim, ne tik šeimoje, išvelgti, tarkim, vaikų tikruosius talentus ir juos padėti atskleisti, ne tik kur nors įmonėje matyti, kaip paskirstyti darbus, kas ką geriau galėtų atlikti, bet galbūt ir visuomeniai taip pat matyti, bažnyčiose ar ne, matyti, kas ką gali geriausiai atlikti. Tai čia įžvalgumo dovana lyderis turi turėti. Kalbant apie tai, aš norėčiau tada pažiūrėti biškį šventą raštą ir mes
Artūras yra Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas. Ir šventajam rašte iš tiesų mes sutinkam daug lyderių ir jie nėra būtinai patys stipriausi, patys protingiausi, bet būtent jie dažnai yra tie žmonės, kurie mobilizuoja ir kurie įkvepia. Pavyzdžiui, jeigu labai seną istoriją žiūrėti karalių Dovydą, tai Dovydas turėjo, raštas kalba, rinktinį vyrų būrį, kurie ir toliau ietį numesdavo, ir kurie geriau su priešu kovodavo, ir turėdavo išminčių visą komandą, kurie geriau patarinėdavo, bet jis buvo jų įkvėpimas ir jis, kaip pasakyti, buvo jų dvasinis vadovas. Bet tai nereiškia, kad jis turi būti geriausias specialistas visame kame. Ir būtent lyderystė tą ir moko, kad lyderis jis neturi būti būtinai geriausias visame kame, bet jis turi turėti tikėjimą, kad ir tas tikėjimas nėra be pagrindų, bet jis yra grįstas kažkokiu tai Dievo pažadu ir jisai siekia to tikėjimo, o žmonės juo tiki ir siekia. Taigi tai ir dėl to kartais atsiranda tų konfliktų, kada kai kurie stipriausiai sako ne taip darai, arba išmintingiausiai vėl ne taip, bet čia yra išmokstamas tik tais, nežinau kaip išmokstamas, jisai yra tas dalykas, kad tavim sektų tikėdami tavo idėją, nes kartais pagrįsti labai sunku. Tai. Aš kaip ir sakiau, grįžti reiktų prie dorybinių dalykų, nes lyderystė realiai yra daugiau reiktų filosofiškai žiūrėtas dorybinis dalykas, kur tas išvalgumas, aš labiau įvardinčiau kaip, ar teorija net įvardina labiau kaip išmintingumo darybė, ne? Kur praktinį išmintingumas, kur tu remdamasi savo patirtim stengiasi priimti geriausius sprendimus. Tai tiesiogiai susijęs su teisingumu, turi siekti tos tiesos. Su drąsa, nes labai dažnai lyderiai pasirenka kelią, remdamiesi savo darybėm ir jos bando išmušti iš to kelio, susidūrė su pirmaisiais sunkumais, ypač didesnėse organizacijose. Nemažai matėm lyderių, kur perorganizuoja kompanijas ir žmonės sako, išėjot iš proto, bet jie mato viziją, mato tą didesnį paveikslą ir tvirtai laikosi net ir iššūkiams tokiem atėjus. Taip pat labai didelė dorybė, kur labai svarbi lyderiams susivaldymas. Tai susivaldymas ar drąsa, tai ta prasme būti savęs viešpačiu, ta prasme suvaldyti visą savo aistras ir savo visas kylančius iš to vidinio savo žmogiškumo suvaldyti ir nukreipti būtent tam didžiajam tikslui. Tai visas šitas dalykas labai ryšasi tiesiogiai. Aš pasisakau už dorybėmis grįstą lyderystę. Mes netrukus, malonūs klausytojai, pratęsime šį pokalbį apie lyderystę, apie ją grindžiančias dorybės, kitas svarbias savybės po pertraukėlės. Grįžtam pokalbio į studiją, kurioje šiandien kunigas Rytis Grukšnys, Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčios rektorius, Šeimų universiteto vadovas Paulius Gebrauskas, taip pat Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas ir 18-metis verslininkas Jokūbas Laukaitis kalbasi apie lyderystės esmę. Mums kaip visuomeniai reikia tikrai gerų, tvirtų lyderių, žinančių, kur eina, kur reikia vesti taip pat ir kitus žmonės galbūt, o gal tiksliau, kaip atskleisti didingumą kitų žmonių. Tokį lyderystės apibrėžimą kunigas Rytis laidos pradžioje nubrėžė. Ir štai Paulius pasakė, kad lyderis visų pirma yra dorybių toksai skleidėjas arba praktikuotojas, ar ne? Kokia vis dėlto iš tų jūsų keleto paminėtų dorybių galbūt būtų svarbiausia? Manau, jau apibrėžime, ką kunigas Rytis pasakė, tas įžvalgumas, aš įvardinčiau didžiadvasiškumas. Tokia labai retai naudojama savoka dabar, bet tai siejasi su didelių tikslų siekimu. Visų pirma, tuos didelius tikslus keli savo, pats savo, keli organizacijai, keli savo aplinkai, kur tu gyveni. Ir žmonės labai pasinėrė į kažkokius tai siaurus matymus, į labai mažus dalykus. Ir labai dažnai, kaip ir sakau, yra klaidinama, kad neklaidinama, o klaidingai suprantama, kad vadovavimas tolygų lyderystė.
tai visiškai ne tas pats, nes geras lyderis turi matyti didelį paveikslą, turi siekti didelių tikslų, turi sugebėti įkvėpti organizaciją siekti tų tikslų. Ir aš iš tų visų darybių manau, kad didžiadvasiškumas yra labai svarbi dorybė. Dvasinis vadovas, čia ką tik nuskambėjo tokia frazė, lyderis yra dvasinis vadovas. Bet Jokūbai, ir tau suprantami tokie apibrėžimai, ir tai nėra per daug paslaptinga. Didžiadvasiškumas, dvasinis vadovas. Ar tu savo gyvenimą pamastai apie tai? Tai aš manau, kad pamasto visi ir sutikime, kad tie apibrėžimai yra pakankamai abstraktus ir gal net reliatyvus, kad kiekvienas žmogus tam priskiria skirtingą reikšmę. Ir tai vėlgi tikriausiai priklauso nuo mūsų kultūrinių kažkokių skirtumų, kad, tarkim, vakarų Europoje arba Amerikoje dvasinis vadovas tikriausiai jau bus, vienas žmogus, tai yra ar kunigas, ar pastorius. Tuo tarpu rytuose tai jau gali būti visai kitas, nes kadangi pati religija skiriasi ir panašiai. Tik tiek, kad čia irgi Paulius kalbėjo, kad lyderystė tai visai nėra vadovavimas ir tai yra labai du skirtingi dalykai. Tai aš nežinau, tikriausiai taip, kad vadovavimas galbūt būtų galima apibrėžti kaip toks kiekvienos dienos darbas, jau dirbant konkrečiai su žmonėm, bet vis tiek, ne tik lyderis turi matyti tą didelį paveikslą, aš manau, kad vadovas taip pat, nors tu kiekvieną dieną darai kažkokius užsibrėžti tikslus, bet vis tiek tu eini link kažkokio tikslo, žingsnis po žingsnio. Yra priešprieša tarp to vadovavimo ir tos lyderystės, tarp to bendrojo didžiojo paveikslo ir to kasdienių uždavinių vykdymo. Ne, žinau. Kodėl, kunigyti, jūs sakėte, kad lyderis tai nėra vadovas? Taip, mes atskiriam, bet tos sritis persidengia. Žinoma, mes irgi ir vedam ir mokymus, ir įvairių mokymų vadovams, lyderystės mokymai vadovams. Irgi tai reiškia, kad net ir vadovai turintis tokias pareigas atsakingas, vadovaujantis didžiuliam tūkstantiniam organizacijom žmonėms, jie irgi turi ir toliau ugdyti tą lyderystės talentą, tą pašaukimą, kurį jie jau atskleidė, kuris padėjo jiems pasiekti tai, ką jie turi. Ir jeigu vadovas sustoja, jau nebesimoka, tai tikrai ta visa organizacija nukenčia. Todėl kiekvienas vadovas turi ugdyti savyje tą lyderystę, siekti didesnių tikslų, kaip Paulius sakė, ir tame slypi tas ir dvasingumas. Ir žvelgiant į Jokūbo gyvenimą, iš tikrųjų jis kaip verslininkas tikrai siekia tų didelių tikslų, didesnių tikslų, gal net negu jo bendramžiai, ir peržengia tas ribas. Ir kaip Paulius sakė, irgi yra pavojus mums visiems susidaryti savo mažą pasaulį, susikoncentruoti mano asmeninius poreikius, matyti mano šeimą, mano gerovę, bet lyderis iš tikrųjų yra tas, kuris turi didelę viziją, kuris bando kitus uždegti. Čia tame yra dvasingumas ir kas yra svarbu visiems vadovams šiandien. Aš manyčiau, kad paminėjau apie šeimą, nes šeima, kaip ir sakiau, labai gera terpė ugdyti tom dorybėm, ugdyti savo charakterį, nes pagrindinė problema su dabartiniais vadovais tai yra neturėjimas tvirto charakterio. Yra temperamentas, mes gimstam su temperamentu, bet charakterį mes ugdomės ir ugdome visą gyvenimą. Ir todėl šeimoje turi be galo daug progų ugdyti tas dorybės ir ugdyti savo charakterį. Ir būtent tarnavimas, iškelimas tikslų tiek savo, tiek šeimai, visą laiką tu turi būti ir išvelgti, kad jeigu problema šeimoje yra, tai pradėti nuo savęs. Turbūt ta problema esu aš. Ypač su sutuoktiniu, jeigu turėsim tokį požiūrį, pradėti nuo savęs. Ir su vaikais lygiai tas pats. Visą laiką po sunkios darbo dienos grįžus norisi laiko skirti savo, norisi to pabūti kažkokiu egoistu, šiek tiek atrodo nusipelniau. Bet ne, šeimos pašaukimas ir yra. Ir laimė iš tikrųjų atsiduoti save visiškai, pilnai. Taip, Artūrai, jūs norėjot pridurti. Jo, kalbant apie tas dorybinės vertybės, aš norėjau paminėti nuolankumą, nes iš tiesų mes, vėlgi grįžtu prie rašto, vienas iš didžiausių žmonių, kuris rašte minimas, yra Mozė iš Senojo testamento, ir raštas labai aiškiai kalba, kad jis buvo vienas iš nuolankiausių žmonių.
O užduotis buvo išvesti tautą iš didžiausios imperijos, vergų tautą. Ir tą užduotį vykdo vienas iš nuolankiausių žmonių. Ir nuolankumas šeimoje ir tikrai be nuolankumo šeimoje, kai auga ten, sakykime, 3-metis, 5-metis, 8-metis ar pas ką paaugliai ir kai kiekvienas turi savo planų ir kaip tuos nedidelius resursus naudoti, aš nežinau, kaip galima gyventi, nenusileidžiant ir išlaikyti meilę, ramybę, pasitikėjimą. Galima nenusileisti, bet tų dalykų neturėsi. Tai kalbam apie lyderystę, kad būtų visapusiškas gėris daugiau, o ne tai, kad viskas tvarkoja, žodžiu. Tai dėl to tos dorybės, jos yra mokomasi šeimoje, bažnyčioje, be abejonės. Nes į šeimą tie dalykai ateina iš bažnyčios. Iš dvasinio šaltinio, iš švento rašto. O šeima gali toliau perduoti į darbo vietą, į mokslo įstaigą, į politiką. Aš sakyčiau, aš tokią seką matyčiau. Taip, kunigi Ryti, jūs norėjot pridurti? Taip, pritariu ir Artūro minčiai, kad tas nuolankumas yra labai aktualus lyderių ugdyme. Ir mes matom gal ir Lietuvos politinėme kontekste irgi šitos vadovybės ugdymą. Ir čia nuolankumas nėra vien tik tai krikščioniška dorybė kylanti iš šventojo rašto. Iš tikrųjų, dabar ir verslo pasaulyje, ir mokymų įmonės tam tikrą prasme naujai atranda tą seną išmintį iš Jėzaus laikų kylančią ar iš senovės laikų kylančią dorybę ir kalba apie nuolankumą. Ir užpernai vykusioje pasaulinė lyderystės konferencijoje kalbėjęs Jimas Collinsas, jis nėra tikintis žmogus, nėra labai jau toks bažnyčios žmogus ar krikščionis, bet jis kaip organizacijų tyrinėtojas, ekspertas, mokslininkas, jis išvelgė ir kalbėjo apie tą tokią porą dviejų dorybių lyderio, sėkmingo vadovo asmenyje. Tai nuolankumas ir ryžtingumas. Tai kai turi tą viziją, turi didelių tikslų, kai nori kažką sukurti, pasiekti ar versle, ar savo organizacijoje, tai turi parodyti tikrai stiprų ryžtingumą. Ir taip pat čia reikalingas nuolankumas, kad nenueitum į labai didelius kraštutinumus ir netaptum tokiu tironu ir tokiu lyderiu, kurių mes turėjom istorijoje. Tai va tas nuolankumas kaip tik irgi turi būti derinamas su ryžtingumu. Nuolankumas, kuris gal ir truputį nepatraukliai atrodo šiandien daugeliui žmonių, čia tik tai yra krikščionims, bet iš tikrųjų nuolankus vadovas yra tas, kuris neprisima savo visų nuopelnų. Kai organizacijai sekasi, jis rodo, kad čia, žiūrėkit, šitie žmonės sukūrė šitą gerovę organizacijos ar šeimos gerovę, čia ne mano nuopelnas yra. O jeigu organizacijoje yra bėdos, jeigu viskas blogai eina, tai toks nuolankus vadovas sako, čia yra mano atsakomybė, aš dabar turiu daryti viską, kad išvest visus žmonės iš šitos situacijos. Tai va čia tikrai tas nuolankumas, ryžtingumas naujai atrandamas ir kalbama apie tai konferencijose. Ir manau, kad ir Lietuvos kontekste yra viena iš svarbiausių darybių. Atrodo iš pažiūros gana priešingos darybės ar savybės žmogaus nuolankumas ir ryžtingumas, bet jos dera, ar ne, ir žmogus norintis vadovauti turi jas suderinti. O štai Artūras paminėjo Mozę, tokį personažą, nuolankų personažą, kuris štai ėmė ten ir su faraonu kovojo tol, kol išvedė savo tautą iš Egipto. Bet ar ši mintis apie tokį štai nuolankumą, ir jūs dar paminėjot būtinai, kad jo mokomasi, ugdomas jis yra šeimose, ar ta mintis mums nesufleruoja, kad ir štai politinius lyderius mes taip pat turėtumėm vertinti tokiu masteliu.
kad mes turėtumėm nebijoti žiūrėti į jų sugebėjimą būti nuolankiais, jų šeimos patirtį galų gale. Kažkaip man atrodo, kad štai lygiagrečiai Amerikoje vyksta rinkimai. Ten beveik neįmanoma, tau užkerta kelią iki to paskutinio laiptelio, kad tu būtum kandidatas. Visos tavo šeiminės peripetijos yra išnarstomos po kaulelį ir neįmanoma pasiekti, jeigu kažkokių ten nesi vos netobulos šeimos. Tėvas ar motina praktiškai neįmanoma pasiekti tų ir politinių aukštumų. Ar tai teisingas yra principas? Gal truputėlį šios savaitės įvykius prisimindamas, galiu pasakyti, yra labai didelis apmaudas, kada, sakykime, žmonės išrinkti vadovavimą, jie elgesi vien tik tais pagal interesus, bet ne pagal teisybę. Ir va čia tie konstitucijų teismo išvados balsavimai, grinai interesų balsavimai, o ne tai, ar tai teisinga. Ir kol kas Lietuvoje su dideliu apgailestavimu tuos įvykius tenka stebėti ir dėl to šitokias konferencijas jas tuo labiau reikia organizuoti, kur kalba apie dorybinius kriterijus vadovavimui. Nežinau kaip greitai, bet manau kiekvienais metais organizuodami ir kviesdami ir daugiau žmonių ateidami ir pažindami ir mokydamėsi iš kitų vadovų, kurie jau nuolankiai, jau supranta, kad yra dorybinės sistemos. Aš manau ir Lietuvai aušta, juk dar tik 20 metų po tos Tarybų Sąjungos griūties, tai dar daug vilties. Bet manau, kad gerėja, šiek tiek situacija gerėja. Aišku, sunku įsivaizduoti, kad Jungtinėse Amerikos valstijose galėtų būti kažkas išrinktas į senatą, kas perka prostitutės paslaugas ar dar kažkokius dalykus, bet šiek tiek sekant net Jungtinių Amerikos valstijų tą kampaniją rinkiminę, tai matai, kad labai daug dalykų yra statoma, pagrindiniai dalykai ir pagrindiniai klipai buvo statomi ant dorybinių dalykų. Faktiškai, ką atstovauja Romnis ar ką atstovauja Obama, labai buvo aišku matyti, kokios stovyklos palaiko ir ant kokių vertybių visą tai statoma. Bet Lietuva visas, manau, eina į priekį, nes matėm šiemetinės reklaminės kampanijas mūsų partijų ir tikrai nemažai dalykų buvo jau taikoma ir būtent akcentuojama, ypač dabartiniai, kas opozicijoje bus partijos, tai būtent į vertybinius dalykus, nes intelektualesni rinkėjai žiūri tuos dalykus ir ypač miestų rinkėjai tai atsižvelgia labai stipriai. Na taip, parodė šie rinkimai, kad lyg tai yra gana dideli skirtumai tarp miestų ir provincijos, bet gal čia ne šitos mūsų laidos tema, nors vis dėlto mes kaip visuomenė esam verti savo valdžios, ar ne? Tai jinai iš dalies yra mūsų paveikslas. Koks yra užsakymas iš apačios, grubiai tariant, kokia paklausa, tokia ir pasiūla, ar net politinių lyderių taip pat. Gal štai Jokūbas kitaip mato visą situaciją? Matot, man šiaip apie politiką tikriausiai nesu tas žmogus, kuris turėtų daug kalbėti, nes iš tiesų negalėčiau pasakyti, kad labai labai aktyviai tuo domiuosi. Tik tiek, kad logiškai, jog kai kurių politinių lyderių pareiškimai neatrodo patys lengviausiai gyvendinami ir kai kurie netgi pačios tautos sprendimai tokie, yra tokie, kuriais galbūt galėčiau kvestionuoti. Tik tiek, kad vėlgi, kaip jūs jau ir minėjot, kad iš esmės pati ta valdžia yra atspindi tautą, nes jeigu tu balsuoji už vieną, reiškia, tu to nori, o kad ir sako, tai yra skirtumai tarp miestų ir kaimo, bet iš esmės tai vis tiek yra ta lietuvių tauta, Lietuvos valstybė ir ką mes išsirinkam, tą ir turim. Tai va, bet sakau, vėlgi, aš nemanau, kad jis tas žmogus, kuris galėtų labai labai kompetentingai kalbėti pačios politikos. Sakoma, kad skirtumas ir tarp kartų taip pat yra, kad ta senoji karta, kuri galbūt susiformavusi Sovietų Sąjungoje, kad jai reikia valdžios, kuri duotų. Ir taip. Kad kita dalis visuomenės, kuriai nereikia tokios valdžios, kuri kažką duotų, kuri pati skūrė savo gyvenimą, kuriai reikia valdžios, kuri visiems sudarytų vienodas geras teisingas sąlygas. Taip, aš čia visiškai sutinku. Čia galbūt ateina iš to, kad arba jaunimas jau galvoja, kad jie patys gali pasiekti daugelio dalykų, arba jie tiesiog supranta, kad tai, kad tau valdžia kažką duos, yra praktiškai nebeįmanoma, nes tas, aišku, vyko Sovietų Sąjungai, bet galų galia vis tiek viskas žlugo. Ir aišku, priežasčių tikriausiai yra ne viena, ne dvi, o ten labai labai daug, bet pats principas, kad
kad tikrai nebėra taip, jog, tarkim, jeigu baigsi universitetą, tavo darbo vieta bus garantuota iki ten gyvenimo galo, arba tu iki gyvenimo galo dirbsi vienoje kompanijoje, po to jinai tau parūpins pensiją. Iš esmės žmonės pradeda suvokti, kad jie patys turi siekti savo karjeros, jie patys turi kažką kurti ir todėl labai populiarėja įvairūs verslumo renginiai, kuriuose man pačiam tenka dažnai dalyvauti arba kalbėti. Tai va, ir tiesiog sakau, kad man atrodo čia labai labai smagu, kad žmonės tiesiog truputį keičia savo požiūrį, jie pradeda patys galvoti savo galvą, pradeda siekti kažkokių dalykų, ne tiesiog tikisi, kad kažkas jiems kažką atneš ir po to, nes, tarsi mano nuomonė toks požiūris atneša didelį nepasitenkinimą. Ar iš tikrųjų mums politinių lyderių reikia ne tų, kurie sugeba kažką materialaus duoti, o tokių dvasinių vadovų mums reikia ir politikoje? Žinoma, mes turime visada pasirinkimą arba kritikuoti mūsų politikus, mūsų situaciją, kaip čia blogai Lietuvoje yra, arba kaltinti kitus, ieškoti kaltų ir panašiai. Bet iš tikrųjų, ką ir Jokūbas sako, irgi reikia mums ugdyti tą verslumo dvasią, reikia mums patiems pamastyti, kaip aš galiu prisidėti prie Lietuvos gerovės, kaip aš galiu išnaudoti, atskleisti savo talentus, ką man Dievas yra davęs ir kai aš siekiu didesnių tikslų, kai aš noriu kažką duoti kitiems tarnaut, irgi čia yra ta lyderystė, tada turiu didelę viziją ir tada tai reikalauja iš manęs dar labiau atskleisti tą potencialą, tos talentus, žinias, sugebėjimus, galimybės įvairias atrasti, svajot, kurt. Tai mūsų darbas ir būtų, kaip tik, jeigu mes norime pakeisti Lietuvą, matyti kitokią, tai pirmiausia nekaltinti ir žiūrėti ne vien tik tai, kas blogai yra, bet ugdyt, ieškoti galimybių, kaip ugdyt, ypatingai jaunojo kartoje, nors ir vidutinio amžiaus žmonės tikrai turi savyje dar dega įvairūs troškimai, svajonės dar neatskleisti ir mūsų darbas, tas lyderystės darbas, be jokių vadovaujančių pareigų, ieškoti galimybių, kaip atskleisti tą didingumą, kuris dar slypi, taip kaip patarnauti žmonėms. Ta prasme, iš tikrųjų, lyderystė yra tarnystė, tas apibrėžimas padėti atskleisti kitiem tai, kas geriausia ir kai mes apjungsim visus Lietuvoje esančius talentus, atskleisim juos esančius, tai aš tikiu, kad tikrai Lietuva pasikeis. Tarnauti turi ir lyderis, ir politiniai lyderiai, netgi pagal konstituciją turi tarnauti. Taip parašyta, kad žmonėms tarnauja visos valdžios įstaigos. Ar tarnystės mokykla yra šeimoje, kur vis dėlto beveik kiekvienas visuomenės narys esam iš šeimos arba atkūrėm šeimą. Ar ten tik tai galim išmokti, kas yra ta šiais laikais tarnystė? Manau, čia jau kalbėjom anksčiau, bet ta tarnavimo dvasia tiesiogiai susijusi su nuolankumu. Nuolankumas tai yra pagalba kitiems, tarnavimas kitiems, padėjimas atsiskleisti, padėjimas įveikti užduotis, delegavimas darbų, kažkokiu tai mažų prisidėjimų. Tai visą šitą ir kuria. Aš manau, tai yra pirminė mokykla šeima. O vėliau, kaip ir minėjom, ir bažnyčioje augama, ir organizacijose, jeigu papuolam į gerą aplinką, ir toje aplinkoje formuojamės, tai irgi visas šitas nuolatinis yra procesas. Artūrai, į pabaigą laidos galbūt dar paminėkite ir papasakokit šiek tiek apie šitą pasaulinę lyderystės konferenciją, kuri šiomis savaitėmis vyksta Lietuvoje, šį savaitgalį Klaipėdoje, kitą savaitgalį dar ir Vilniuje vyks renginiai, kuo jie išskirtinė. Kas ten svarbaus? Ji yra išskirtinė, pirmiausia, galbūt neįprastas formatas, tai yra DVD konferencija. Tai nereiškia, kad susirenkam pasižiūrėti į ekraną, bet iš tiesų tai suteikia mums labai didelės galimybės. Pati konferencija, jinai vyksta Čikagoje. Ir vienu metu yra, nebepamenu iki kiek, bet labai daug taškų transliuojama ir žmonės renkasi įvairiuose miestuose ir žiūri per ekraną tiesioginiu būdu. Bet pavyzdžiui, į Europą, ir kadangi Europa yra daugiakalbė, neišeina to padaryti visiems suprantamam būdu. Dėl to pranešėjų vertimai yra verčiami
ir jie įrašomi į DVD, medžiaga išverčiama ir Europai po porą mėnesių šita konferencija yra rodoma tokiose salėse ir gera aparatūra. Ir kada žiūri ekraną, pavyzdžiui, ir taip, dalyvaudamas didelėje konferencijoje, aš dalyvavau Štutgarte, tas žmogus kaip sprindžio dydis atrodo iš toli, kai žiūri, tu jo nematai. Ir vis vien žiūri į ekraną. Tai čia tu iš karto žiūri į ekraną ir tau, kad kažkas ne taip, per pirmą minutę baigėsi tas jausmas ir tu pasineri į konferenciją. Yra ir renginio vedėjai, ir gyva muzika, ir maistas pateikiamas žodžiu, ir diskusijai prie apvalo stalo. Visa tai yra tame formate. Pati konferencija eina 3 kryptimis. Pirmiausia, padrasinti dvasinius vadovus, po to antra kryptis yra verslo vadovus. Pamokyti irgi, padrasinti. Ir trečia kryptis žmonėms, kurie dirba socialiniam darbe, o ten visada nėra resursų, ten visada reikia beprotiško kūrybingumo. Ir taigi yra tokios 3 srovės ir iš jų yra įvairi kalbėtojai ir vienas iš kito yra mokosi. Ir teko girdėti, kaip nekeista, bet verslininkam įdomiausi pranešimai buvo dvasininkų, žodžiu. Aš kaip pastorius, aš išsižiojęs klausiau, ką verslininkai šneka, nes man vienas rytis pažįstama, o ten principai, kurie irgi yra gana smagus ir reikalingi bažnyčiai išgirsti. Tai dėl to jinai yra tokia įvairiapusiška ir jinai naudinga. Ir Vilniui dar yra vietų ir iki 23 dienos dar galima registruotis internetinėme puslapyje lyderiams.lt. Gerai, tarkim, mes kuo toliau, tuo labiau tapsim lyderių visuomenė. Ar tokia įmanoma yra? Ar mes netapsim atomizuota visuomenė dėl to? Aš dažnai per mokymus užduodu tokį klausimą. Įsivaizduokit, kad kiekvienas jūsų organizacijoje yra lyderis. Ar ta organizacija bus sėkminga, ar jis sugrius? Tai irgi žmonės, jeigu masto, kad jeigu visi bus vadovai, tai tada žinoma sugrius. Jeigu visi norės tik vadovauti, tik tai niekas nenorės dirbti. Bet lyderio irgi paskirtis ar užduotis ar pašaukimas nebūtinai turėti pareigas vadovo. Ir aš tikiu, jeigu kiekvienas bus lyderiu, jeigu prisims daugiau atsakomybės už organizacijos sėkmę, jeigu jis sieks meistriškumo savo srityje, jeigu jis pasiaukos dėl kitų, jeigu jis bus tas nuolankus tarnaujantis žmogus, padeda išvelgiantis, ką kiti turi, atskleidžiantis tos kitų talentus ir degantis dėl organizacijos. Jeigu visi tokie bus, tai aš tikiu, kad organizacija neišvengiamai bus sėkminga. Dėkoju aš kunigui Ryčiui, Gurkšnių Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčios rektoriui, už pabaigos akcentą, taip pat už dalyvavimą laidoje Pauliui Gebrauskui, Šeimų universiteto vadovui, Artūrui Rulinskui, Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupui ir 18-mečiui verslininkui Jokūbui Laukaičiui. Dėkoju, kad apsilankėte šiandien Žinių radijo studijoje. Ačiū labai, viso gero. Laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.